pradės kalbėti apie šitą, kodėl tie laikotarpiai, tarkime, tarpukaris, ką mes žinome apie tarpukarį iš tų vadovėlinių arba tokių populiarios istoriografinės literatūros. Mes žinome, kad tarpukario Vilnius buvo toksai ganėtinai apleistas, ten buvo netvarkingas, kad Lenkijos valdžia ten laikė provinciją tokią tolimą, kad mažai skiria lėšų, dėmesio ir taip toliau. Kiek tai yra realybės tokiuose teiginiuose? Jo, čia irgi toks labai įdomus ir labai gajus dalykas, iki šiol netgi gajus, kad Vilnius buvo Lenkų nustekentas ir nugyventas miestas, tuo metu labai tai buvo tokia pagrindinė frazė laikraščiuose. Iš dalies yra tiesos, bet problema didžiausia Lenkijai tuo metu buvo ta, kad kai visur pasaulyje ir Lietuvoje toj pačioje turėjo vykti didžiulis progresas ir proveržis ir modernizmas, tai Lenkija užklupo amerikiečių ir Amerikos krizė ekonominė, kuri Lietuvos šiaip jau nepasiekė, nes Lietuva buvo gan agrarinis kraštas ir jinai galėjo pakankamai lengvai išsisukti nuo tos didelės krizės, o štai Lenkijai teko su tuo susidurti gan smarkiai ir nuo 29 metų, čia aš kaip jau urbanistikos tyrėjas kalbu, 1928 metais Lenkijoje išeina naujas statybos įstatymas, pagal kurį miestai turėjo būti tvarkomi, sudaromi detalieji planai, bendrieji planai miestų. Žodžiu, visa miestų tvarkyba turėjo savo standartus ir turėjo būti pagal tai tvarkoma. Vilnius labai smarkiai vėluoja su to reikalu, dėl to, kad užeina ta krizė, niekas neduoda pinigų, žodžiu, valdžia centrinė, Vilniečiai turėjo tokią dar labai didelę madą. Jie buvo visi labai protingi ir labai daug diskutavo. Ir per visas tas diskusijas jie kartais užsidiskutuodavo per daug. Lietuvoj, Kauno Lietuvoj, pavadinkime ją taip. To buvo mažiau, buvo mažiau ir jiems buvo tiesiog paprasčiau susikalbėti. Ir Kauno modernistinis proveržis yra tiesiog unikalus ir labai žavėtinas. Vilniuje buvo sunkiau. Ir iš esmės visi darbai prasideda tik tai krizė jau pasibaigus, tai apie 1936 metus, kai jau valdžia susizgrimba, atsigauna ekonomika, įkūriamas urbanistikos biuras, pasikviečiami modernistai iš Varšuvos, Romualdas Gutas, Liepkalnio mokyklos projektuotojas, Kazimieras Biševskis pasikviečiamas iš Varšuvos. Žodžiu, tokie grandai gan Bet Karolė, tai įsivaizduok, bet kokia tai buvo banga, tokia lavina tiesiog užliejo naujų statybų, iki pat 39 rudens pristatė ganėtinai daug ir Gedimino prospekto dabartinį ir visą kitą. Taip, čia dar įdomus toks dalykas, kad jie statė be to detaliojo plano, kaip reikalavo įstatymai. Žodžiu, kažką reikėjo daryti, nes ta lavina grandų atvažiavo didžiuliai, jie nori pasireikšti, reiškėsi. Ir tuo pačiu metu vykdomas tas projektavimas miesto. Miestas skirstomas į rajonus atskirus. Ir įdomu dar tai, kad lyginant su Kaunu, Kaunas tai yra proveržis modernizmas ateitis, o Vilnius, unikalus atvejis visoje Lenkijoje, tai yra paveldas, paveldosauga, senovė. Vilniaus miestas, tai yra, jeigu nesuklysiu, pirmas visoje Lenkijoje išskiria 36 metais visą Vilniaus centrinę dalį, senamiestį pavadina šiandieniniai tyrėjai, tarkim, Markevičienė Jūratė, tai vadina reliktų verčia, labai geras sutapimas su knyga. Lenkiškai tai yra zabitai, reliktas. Tai iš esmės visas senamiestis yra pavadinamas reliktų ir pasakoma, čia jokia statyba negali vykti be konservatoriaus žinios, be paveldosaugininko žinios. Viskas turi būti derinama. Ir senamiestis yra užkonservuojamas, pavadinkim, ir visas progresas metamas į pakraščius. Viskas gan vėluoja smarkiai, atkeliauja į Vilnių lietuviai 39 metais ir jie pamato patį darbų įkarštį. Visur purvas, akmenai iškilnoti, katedros aikštė tvarkoma, visur, žodžiu, ruduo, purvina, viskas, Lenkai nustekeno miestą, baisu žiūrėti. O iš tikro jiegi statė, jiegi rekonstravo. Iš tikro pats įkarštis darbų. Supratau. Taip, faktas. Aš prie to dar pridėčiau, kad mes teisingai suprastume tą tarpukario metų Lenkų paveldosaugą. Jie ne tik paveldą saugojo, bet ir tą paveldą kurdavo iš naujo kartais. Lygiai taip pat, kaip ir šiandien daroma labai dažnai. Ir knygoje tarpukario gražiai pavaizduota ten, iš Vilniaus didžiojo
Vilniaus universiteto didžiojo kiemo istorijos, kaip ten buvo kilnojami užrašai atrandami, gal ir neatrandami, gal tiesiog sukūrėme, tai padarome, tai senovės imitacija. Ir aš galvoju, kad pavyzdžiui, kas galėtų šiandien drąsiai pasakyti tą nišą universiteto gatvės kampe, kur dabar sėdi Donelaitis. Jis atrodo, kad liktai buvo amžina. Taip atrodo. Bet iš tikrųjų jinai padaryta ne taip seniai. Žiūrėkit, filmuke matėte tokį vieną intarpą fragmentą, kai aš ateinu prie tos geltonų plytų sienos ir aš atvirai sakant, čia buvo užvakar. Ir aš nustebau, nebėra to hebrajiško įrašo. Jisai tiesiog valė visą sieną su kažkokiais ten ir tiesiog giluminis, tas sluoksnis yra plytų labai smarkiai nuimtas, o prieš tai buvo tokia graži, tokia pajuodusi gotikinė su visokiais ten pasemylė, ten lūpa ir toliau užrašais. Ir visus nuvalė. Ir nuvalė mano tokį hebrajišką užrašą. Bet jau šitą. Vadinasi, knyga praktiškai naudojama, reikia džiaugtis. Pasipiktinau, ir prisiminiau iš karto aš tokio Kraševskio žodžius, kuris, man vados, labai gražiai parašė apie tuos paveldosaugininkus, kurie žiūri. O ten, kas liko, atėjo tie žmonės, be skonio ir senovės jausmo, kuriems atrodo, kad jie geriausiai pasitarnaus senovės paminklams, jeigu juos iš naujo perdažys ir perdarys taip, kad atrodytų kaip naujieji. Tai va. Tuo knyga praktiškai baigėsi šito sakiniu. Tokių įspėjimų. Žiūrėkit, kas dabar darosi Vilniuje, visokios ten beprotiškos idėjos. Atstatėm tos valdovų rūmus, dabar aukštutinę pilį. Davais iš kažkokios tai fantazijos ir liuoktelim tenai tą pilį, tegul būna turistinė atrakcija. Nors autentiškumo ten kažkokių galima ten, aišku, pritempti kažkokį, bet vis tiek tai nebus. Tai ir Kraševskis mane, ir aš jau jam pritariu, kad jau geriau palikti senus griuvėsius tenai. Kad man būtų gerai atėjus pasižiūrėti tą hebrajišką įrašą. O nenuvalyti ir padaryti gražią sieną. Ir tai yra blogis. Aš tai norėčiau dar pašnekėti apie tai, ne tik pastatai yra, reiškia, nušluojami ar vis taip kaip darkomi, bet lygiai taip pat toj lituanizacijos bangoj labai pasikeitė visas miesto pavadinimai, miesto žodynas ir man labai patiko, kad va šitam leidiny kaip tik yra sugrąžinami tie senieji pavadinimai, tai ten ir Sapjanikai, ir Populiankai, ir Paspieška, bet visi tie, kuriuos išsivertėm, nežinia kaip išsivertėm, labai aiškiai parodyta, kad kai kurie, tarkim, ten Vilniaus gatvė visai neteisingai išversta, kaip tik tai šitoj knygoje Aušros vartai, net, tarp kitko prisipažinsiu, kad šito aš irgi nežinojau, kad tai yra klaidingas visiškai vertimas ir nežinia, lituanizuotas toks irgi su ta romantinė tokia tendencija, romantizmo susietas. Ir man atrodo, kad iš tikro Vilnius yra praradęs savo žodyną. Čia mes šitoj knygoje galim surasti, sakysim, Rūrmusas, man atrodo, ten Krasa, dar kokie tai pavadinimai. Mikva, paskui kaip žydų kapinės, Kirkutas. Kirkutas ir panašiai, bet aš manau, kad jų ten būtų dar daugybė ir jeigu aš paklausčiau dabar, kaip droškė, pavyzdžiui, kas yra droškė ir kaip ją versti lietuvių kalbą, o tai yra pati populiariausia susisiekimo priemonė pirmoji 20 amžiaus pusėje. Aš net nežinau lietuviškai kaip versti, nes kai aš ieškau literatūroje, išsiverčiu, yra vertimas karieta. Aš negaliu apskurusio tokio fajetono, nežinau, ar kažką tai vadinti karietą, nes tai yra droškė. O kaip reikia tą droškę išvesti, aš nežinau ir va taip, kai pradedi domėtis, reiškia, tais senaisiais pavadinimais 20 amžiaus pradžios 19 pabaigos, tai ten rasim ir visokių ir Balagol, ir Kliošmerlikas yra, Halakas yra, žinot, bet tai yra, sakau, tai yra numiręs vilniečių žodynas ir aš nežinau, kas kada jį atgaivins, kas kada jį sudarys, man atrodo, tai tikrai būtų labai prasmingas darbas, jeigu kas nors ir to siektų, ne tik pastatais. Žinot, iš vilnietiško žodyno čia prieš 20 metų tai buvo vienas žodis – typo. Typo mergina einant ten ir taip toliau. Va tokie. Kas dar turite kokių, gal publika turi kokių